Šiuo video pradėsime kelionę po geriausius 2025 metų koncertus bei įsimintiniausias jų akimirkas. Pirmoje dalyje Post Malone, Justin Timberlake ir Jessica Shy. Niekur nepabėkite, nes visa tai naujame Niekas niekam video jau dabar. – 2025 vasaros koncertų maratonas Kaune uždarytas galinga nata. Dariaus ir Girėno stadione praūžė ilgai lauktas Post Malone show. Šelti pritraukęs 10 000 amerikiečių žvaigždės gerbėjų. Tai vienintelis toks superžvaigždės koncertas Baltijos šalyse. Vartai į koncerto teritoriją žiūrovams buvo atverti nuo 17 valandos. Anksčiau atvykę koncerto lankytojai užsiėmė geriausias vietas. Belaukdami koncerto pradžios, mėgavosi užkandžiais ir turėjo galimybę įsigyti atlikėjo atributikos. Post Malone gerbėjus Kaune koncerto dieną lepino ir puikus oras. Mėgaudamiesi paskutiniais vasaros pasispardymais, šie demonstravo akį traukiančius vasariškus įvaizdžius. Prieš pagrindinės vakaro žvaigždės pasirodymą savo muziką susirinkusiems dar dovanojo ir Justinas Jarutis. Anksčiau teigęs, kad šio vakaro laukia ypatingai. Labai laukiu šio koncerto, nes galimybė dalintis scena su Post Malone – vienos didžiausių mano svajonių išsipildymas. Neabejoju, kad tai bus ypatingiausias šios vasaros vakaras tiek man, tiek mano grupiai. Dalijosi atlikėjas. Ir išties, ypatingą atmosferą sukurti jiems tikrai pavyko. Publika su Jaručiu šoko ir dainavo pagal populiariausius jo hitus, tarp kurių ir tokios dainos kaip Tavo tavo, Rugpjūtis bei kitos. Tiesa, koncerto dalyviai turėjo galimybę ir pirmą kartą išgirsti visiškai naują jo kūrinį. Galiausiai išaušo ir laukiamiausia vakaro akimirka. Kaip ir žadėta, iškart po Justino Jaručio pasirodymo į sceną Dariaus ir Girėno stadione žengė pats Post Malone. Į sceną įžengė lydimas ugnies šou, o jo rankose buvo vienkartinis gėrimo puodelis. Daugiatūkstantinė minia žvaigždę sutiko karštais plojimais ir nuo pat pirmųjų akordų jo dainas dainavo drauge. Tik uždainavus pirmąją dainą prasidėjo ir fejerverkų šou. Tai mano pirmas kartas šioje gražioje šalyje ir tik noriu pasakyti ir išreikšti, kaip velniškai esu dėkingas, kad mane įsileidote. Ši vieta yra nepakartojama, todėl ačiū, kad atėjote ir jo kartu dalinsimės šiuo vakaru. Didžiulį dėkingumą koncerto pradžioje susirinkusiems išreiškė Post Malone. Nutilus muzikai tarp dainų, atlikėjas atrodė labai energingas. Imitavo važiavimą motociklu, erotinio šokio judesius. Jis taip pat pagyrė šalį, vietą, žmones. Nevengė pasikeikti bei pabrėžė, kad atvyko su geriausia grupe pasaulyje. Per dainą Blackbird publika labai išsijudino, kartu dainavo ir mojavo. Scenoje atlikėjas jautėsi itin laisvai. Jo judesiai tarsi iliustruodavo dainas, perteikdavo skausmą, neviltį bei kančią. Visoms mamoms, visiems tėvams, visiems sūnums ir dukroms. Bet svarbiausia, mano mažai mergaitei Didi. Mes tave mylime labai, labai stipriai. Mes tave mylime. Ši daina skirta tau. Prieš atlikdamas dainą Circles sakė žvaigždė. Visiems, kurie klausėsi nuo pat pradžių, ponios ir ponai, nuoširdžiai jums dėkoju. Ačiū, kad suteikėte man pasitikėjimo savimi ir drąsos siekti savo svajonių. Ir aš tiesiog norėjau pasakyti, kad esu labiausiai dėkingas žmogus visame pasaulyje už meilę, kurią man parodėte, todėl nuoširdžiai jums dėkoju. Įsibėgėjus koncertui mintimis dalijosi atlikėjas. Šis renginys – dalis atlikėjo koncertinio turo Post Malone Presents The Big Ass World Tour, kurio metu jis surengė net 11 pasirodymų Europoje. Ilgai lauktas pirmasis birželio penktadienis padovanojo tikriausiai vieną įsimintiniausių visų laikų koncertų. Į Kauno Dariaus ir Girėno stadioną žengė šiltai sutiktas pasaulinio garso atlikėjas Justin Timberlake. Akivaizdu, kad dar 90-aisiais išgarsėjusio atlikėjo Lietuva tikrai laukė. Visi bilietai į didžiausios šiemet Lietuvoje koncertuojančios žvaigždės šou buvo išpirkti vos paskelbus viešą jų pardavimą, o gerbėjai į stadioną plūdo iš visos šalies. Tai liudija beveik 100% užpildyti viešbučiai ir kitos nakvynės vietos Kaune. Prieš pagrindinę vakaro žvaigždę į sceną Dariaus ir Girėno stadione taip pat lipo atlikėja Chinchilla ir Norvegijoje sparčiai populiarėjanti Dagny. Na, o į sceną Justin žengė nevėluodamas, lygiai 21 valandą ir 30 minučių.
Šou pradžioje atlikėjas pasisveikino su publika sušūkdamas Lithuania, sulaukdamas audringų plojimų ir džiugių šūksnių. Koncertą Timberlake pradėjo savo legendiniu hitu Mirrors. Šis YouTube platformoje yra perklausytas daugiau nei 1 milijardą kartų. Toliau sekė ir klausytojų pamilta daina Cry Me a River, My Love bei daugybė kitų kūrinių, privertusių publiką šokti. Garsiausius hitus su savo dievuku traukė net 40 000 žmonių. Būtent tiek jų aplodismentais ir šūksniais pasitiko žvaigždę. Timberlake koncerto metu Kaune susirinkusiai publikai demonstravo ir įspūdingus šokių judesius. Drąsiai judėjo scenoje. Kartu su juo scenoje pasirodė jo ilgamečiai bendražygiai – instrumentinė grupė The Tennessee Kids. Tai talentingų muzikantų, vokalistų ir šokėjų kolektyvas, lydintis Justin Timberlake jo koncertuose ir įrašų sesijose. Superžvaigždė scenoje vis minėjo Kauną ir aktyviai bendravo su publika. Kvietė šokti, ploti ir linksmintis. Negailėjo gražių žodžių susirinkusiems ir šaukė, kad jie yra nuostabūs. Koncertą užbaigė su daina Until the End of Time. Visai neseniai Timberlake išleido 6-ąjį studijinį albumą Everything I Thought It Was, kuriame yra 18 visiškai naujų kūrinių, įskaitant hitus Selfish ir No Angels. Anšlaginis pasaulinis turas The Forget Tomorrow World Tour, kurio metu žvaigždė aplankė daugiau nei 50 miestų, tame tarpe ir Lietuvą, baigėsi Liepos mėnesį Turkijoje. Liepos 19-osios vakarą Vilniaus Kalnų parko scenoje nugriaudėjo finalinis Jessica Shy koncertas, užbaigęs rekordinį 3 vakarus iš eilės trukusį koncertų maratoną. Tai precedento neturintis įvykis Lietuvos muzikos istorijoje. Iki šiol nė vienai atlikėjai ar grupiai nebuvo pavykę surengti 3 iš eilės pilnai išparduotų koncertų vienoje vietoje. 3 vakarus iš eilės Liepos 17, 18 ir 19 dienomis Jessica Shy pasitiko 10 000 gerbėjų, sausakimšai užpildžiusių sostinės Kalnų parką. Bilietai į pirmuosius 2 koncertus buvo išgraibstyti vos per kelias valandas, o į finalinį kiek mažiau nei per savaitę. Visas 3 koncertinės naktis Jessica Shy scena dalijosi su ypatingais svečiais. Pradėti koncertus buvo patikėta atlikėjoms Paulinai Paukštaitytei, Giedrei ir Aistei. Visi 3 koncertai prasidėjo simboliškai ir teatrališkai. Jessica Shy į sceną atkeliaudavo lyg iš pasakos, pasirodydama iš prisukamos dėžutės, kuri tarsi įkūnijo koncerto pradžios magiją. Šią akimirką lydėjo atlikėjos kūrinys Pasaka. Įspūdingus pasirodymus taip pat surengė ir kiti kviestiniai scenos partneriai – Justinas Jarutis, Nombeko Augustė, Adomas Višniauskas, kurie padėjo atlikėjai sukurti išskirtinę atmosferą, kurioje kiekvienas vakaras tapo nepakartojamu reginiu. Šis 3 koncertų maratonas dar kartą patvirtino, jog Jessica Shy šiuo metu yra viena ryškiausių ir reikšmingiausių Lietuvos muzikos scenos žvaigždžių. Jessica atliko dainas ne tik iš naujausio savo albumo Žvėris, bet koncerto metu ne kartą sugrįždavo į karjeros pradžią. Skambėjo ir senieji, klausytojų jau pamėgti kūriniai. Nuo debiutinės dainos Viskas, ką turiu, iki jautraus, proseneliai dedikuoto kūrinio Laikas negydo, kurį atlikėja atliko pati grodama pianinu. Scenoje netrūko gausybės specialiųjų efektų – fejerverkų, ugnies, šviesų ir įspūdingo ekrano virš scenos, kuriame gausiai susirinkę gerbėjai galėjo sekti kiekvieną atlikėjos judesį. Džiaugiuosi, kad po pusės metų įdėto darbo visos pastangos atsipirko su kaupu. Visi 3 koncertai prabėgo akimirksniu. Vos spėjome pasimėgauti kiekvieną akimirką scenoje. Nors šiek tiek gaila, kad viskas jau baigėsi, tai buvo nepakartojama patirtis tiek man, tiek visai komandai. Džiugu matyti, kad žmonės sugrįžta į koncertus. Sulaukėme daugybės gražių atsiliepimų, už kuriuos nuoširdžiai dėkojame. Tikiuosi, kad tai ne paskutinis kartas. Iš karto po finalinio šou kalbėjo atlikėja. Spotify muzikos klausymosi platformoje. Ji yra viena klausomiausių Lietuvos atlikėjų, o jos tokios dainos kaip Apkabink, Tyliai pakuždėk, Šokam lėtai ar Dėl tavęs vien YouTube platformoje skaičiuoja 10 milijonų perklausų. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime lygiai po savaitės. Nepamirškite pasidalinti video, paspausti patinka bei užsiprenumeruoti kanalą. Iki!